diena visiems. Tai malonu, kad jūsų čia tiek daug. Taip, aš esu Vismantas Kavaliauskas, 12 A klasės abiturientas. Mokosi šioje Kauno Šančių vidurinėje mokykloje. Taip pat lankau mokyklos teatro studiją Taiva, kurio ir vadovas režisierius Andrius Kurėnius. Tai tiek labai daug apie save nešnekėsiu, tiesiog linkiu jums gero spektaklio. Na ir išjunkit savo mobiliuosius telefonus ir galėsim pradėti. Tai prieš pradedant spektaklį reikia pasakyti, kad aš jį ir pradėsiu. Spektaklis dar neprasidėjo. Ne, spektaklis prasidės tada, kada aš peržengsiu va šitą juostelę. Gal jums nesimato, čia tiesiog paprasta juostelė. Neturi jis ten kažkokios, suprantat, tos teatrinės, giluminės reikšmės, kurios reikia ilgai kapstyti. Ne, tiesiog paprasta juostelė. Tiesiog matysim. Peržengsiu ir tada pamatysim. Nes taip tai aš turėjau pradėti iš ten. Suprantat, aš jau turėjau būti užkulisius. Jau turėjau būti užkulisius, jau būti vaidmenyje. Bet kadangi atėjau pavėlavęs, nes nespėjau anksčiau į autobusą ir pristačiau spektaklį, ką šiaip turėjau padaryti režisierius. Aš net nežinau, ar jis čia yra. Tai būtų dabar labai kvaila. Ateinu, pristatau, einu į užkulisius ir vėl grįžtu atgal. Na, jūs suprasite. Bet žinot, čia toks keistas dalykas. Įsivaizduokit, čia už užkulisių stovi žmogus, aktorius, aišku. Ir jisai čia stovi, jisai jaudinasi, kol jūs visi sueisit. Ir jis kalba, ką ten dar reikėjo pasakyti, ką ten dar reikėjo padaryti. Jeigu pamiršiu, kas tada bus, aš nežinau, kas tada bus. Ir ką, jūs va čia, jisai čia stovi, jūs jo čia visiškai nematot. Bet tai tik tais deda tą žingsnį. Ir taip prasideda spektaklis. Na įsivaizduokit, čia stovi jaunas, perspektyvus aktorius Jonas Kazlauskas. Tarkim, aš čia bet kokią pavardę sakau. Krepšinio treneris. Ne. Man patinka krepšinis, bet aš su to nesieju. Ir ką, jisai čia stovi, jisai labai konkretus asmo. Viskas tvarko, jis turi vardą, pavardę, asmens kodą, sodros numerį. Ir ką, jisai čia stovi, jūs jau čia visiškai nematot. Bet kaip jis deda tą žingsnį. Ir jisai čia jau visiškai kitas žmogus. Visiškai kitas asmuo. Dabar jisai čia Robertas Jevtokas. Tarkim, aš čia sakau, bet kokią pavardę. Ir mes vaidinantis kartu, mes vis tiek matom, kad čia yra Jonas Kazlauskas. Mes prieš 2 mėnesius kartu gimtadienį buvom, vakar kartu gėrėm arbatą. Bet vis tiek kažkodėl prieinam ir vis tiek sakom, labas Robertai. Ir tenais, ypač ten, kur sėdintis, kurie mato, kad tai yra Jonas Kazlauskas, ypač tie, kurie pažįsta jį asmeniškai. Vis tiek kažkodėl sako, kad tai yra Robertas Jevtokas. O atrodo, mes visi normalūs žmonės, ar ne? Tai va, spektaklis prasideda iš užkulisių, arba būna iš tamsos į šviesą, o šitas spektaklis prasideda iš čia. Bet žinot, tas taip sunku pradėti, ar ne? Jūs įsivaizduojate tą jausmą, tą pradžios momentą. Na, pavyzdžiui, man kaip mokiniui labai sunku pradėti rašyti rašinius. Siaubas. Tai va, ir kai
stengiasi kažką pradėti, tada kyla įvairiausios problemos. Pavyzdžiui, tokios problemos kaip nuo ko čia reikėtų pradėti? Į kurią pusę čia reikėtų pradėti, o nuo kurios pusės reikėtų... O kam iš vis kažką pradėti? Ir tada apsižvalgai, nieko, kad visi jau seniausiai pradėjo. Bet suprantat, kažkaip, kai jau pradedi, tada viską atsimeni. Viską atsimeni, ką ir ten. Viską atsimeni, ką ten reikėjo padaryti. Ką ten reikėjo, viską ir ten atsimeni. Ir ten tu viską atsimeni. Čiagi pavyzdys, kaip prisidės tą prisidėjimą. Vis tik nepagalvokit, kad aš kažkoks tai nelabai sveikas. Ne, aš fiziškai esu labai pajėgus peržengti šito įstelį. Tiesiog va šitai perti. Bet suprantat, pradėti reikia vidumi. Suprantat, reikia, kaip sako, kad vidinis veiksmas diktuoja išorinį veiksmą. Gerai, nesvarbu. Gerai, vis. Gerai, reikia pradėti. Pradėti. O jūs pastebėjot, kad žodis pradėti yra labai keistas. Na, jis pats žodis yra visiškai normalus. Bet jis toks... Jis susideda iš dviejų žodžių. Tai yra pra ir dėti. Dėti žodis yra visiškai aišku. Kokį nors daiktą iš vienos aplinkos pasakyti į kitą dėti. Bet čia yra tas priešdėlis pra, kuris lyg nepataikymo kokį reiškia, kad stengiasi padėti daiktą, bet nepataikai, pradedi. Tai pasiemi, tai pradedi. Na, pavyzdžiui, visi žinot, kad lietuvių kalboj neigiamas priešdėlis yra ne. O dabar paimkim, pavyzdžiui, bet kokį teigiamą veiksmažodį. Tarkim, koks šis žodis? Laimėti. Tarkim, laimėti. Labai geras, labai paprastas žodis. Viskas labai aišku. Dabar pridėkim tą priešdėlį pra. Kas bus? Pralaimėti. Lošti, šauti, pralošti, prašauti. O jau tikrai niekas nenori pralošti ir prašauti, kai reikia pradėti. Tada geriau šis nepradėti. Bet pradėti tai vis tiek reikia. Vis tiek reikia pradėti, bet suprantat, visi nori, kad būtų tokia pradžia, kad būtų pradžia, suprantat, niekas nenori, kad būtų tas pra. Visi nori, kad būtų tokia pradžia, tokia kaip naujos dienos pradžia, tokia kaip naujo gyvenimo pradžia, suprantat, tokia pradžių pradžia, suprantat, kad... Žinot, kaip pačioje pradžioje aktorius ateina į, pavyzdžiui, dramos būrelį, aš pastebėjau, kad daug yra tokių atėjusių jo tokį mokančių vaidinti. Jūs gal kas nors pastebėjot, aš nežinau. Bet tiesiog jau ateina tokie, kaip tiems jūrai iki kelių, tik tais tokį, aš viską čia pamėgsiu. Ir dar ypač labai susireikšmina, jeigu kas nors jam pasako kokią kritiką. Tik laikykis. Bet kas dabar iš jūsų galvoja, žinau, čia žvaigždžių liga. Ne. Čia dar nėra žvaigždžių liga. Ne, jis tiesiog dar galvoja, kad aktorius gimsta tada, kada jis pats gimsta. Oi, ne.
Žinot, kada gimstam aktoriumi? Nežinot? O aktoriumi gimstama tada? Aktoriumi gimstama tada, kada pirmą kartą užlipi ant scenos. Kaip ir kiekvienas gimstantis, pamatai šviesą, ir tik kaip visas oras virpa, užuodi tą tikrą į scenos kvapą, eini į priekį, pamatai priešais sėdinčią publiką, jauti jos alsavimą ir o iš tikro, nei velnio tu nepamatai, nei velnio tu nepajunti, nes iš tos premjerinės baimės tau taip susuka vidurius, o galvoj taip tvinksti, kad tu nei velnio nei pamatai, nei pajunti. Ir savo galvoj, savo viduje atrodai maždaug visas patogas. Bet tik svarbiausia nepasimesti. Nepasimesti ir nepamiršti, ką esi susirepetavęs. Bet jeigu jau taip atsitinka nuo tų vidurių sukimų, kad taip pamiršai, kad susirepetavai, tai tada bent tekstą pasakyk. O jeigu jau nuo galvos pengimų atsitinka, kad taip ir tekstą pamiršti, tada bent pirmąją frazę pasakyk. Nes pirma frazė yra pati svarbiausia. Nes jei jau pasakai pirmąją frazę, tada būk ramus. Patyręs aktorius tave iš karto vaidins. O patyręs aktorius vis tiek bus labai patyręs. Jisgi jau ne pirmą kartą vaidina scenoje. Jam jau kolega ne pirmą kartą pamiršta tekstą. Jis jau maždaug žino tos sceninius triukus. O tu tik dabar gimsti. Tu dar silpnas, tau reikia pagalbos. O patyręs aktorius žiūrės į tave ir prisimins savo į pirmąjį kartą, kuris buvo netgi žiauresnis nei tavasis. Jis tave vaidins. Bet lygiau tu dar netapai aktoriumi. Aktoriumi gimstama tada. O dabar galite visi tai įsivaizduoti. Taip. Užsimerkite. Visi užsimerkite. Aktoriumi gimstama tada, kada pirmą kartą išgirsti šį magišką garsą. Kai žmonės tau plojo, tu lenkiesi, žmonės atsimerkite, žmonės atsistojo, plojo, tau tu vėl lenkiesi. Tada su visais aktoriais eini į užkulisius ir tu girdi, kad tau vis dar ploja ir tu vėl bėgi lenktis, tu vėl lenkiesi. Gal labiau ploja dėl pačio spektaklio, ar dėl kokio labiau patyrusio aktoriaus. Bet tas tau nei velnio nesvarbu, nes tau atrodo, kad jie tave myli. Tik tave ir daugiau nieko. Tada visi žiūrovai išsiskirsto, visi aktoriai sueina į persirengimo kambarį ir ten dar niekas nesibaigė. Ten prasideda šventė, visi tave sveikina, režisierius prieina prie tave, sako, šaunuolis, vaik ir toliau. O tu toks, ačiū. Tada visi persirengia, išsiskirsto ir tada tu eini į koridorių. O ten mama ir tėtis tavęs laukia, kada tave pasiimt važiuoti namo. Mama žiūri su džiaugsmu, kaip mūsų vaikas gražiai vaidina. Tėvas žiūri su pasididžiavimu, užrietęs nosį, mano sūnus. Tada jis įsisodina tave į mašiną ir važiuoji namo. Ir dar visą kelią
Visą kelią tau pasakoja, koks tu buvai fainas artistas. Gėlės, ką žinau, galima gauti gėlių, kodėlgi ne, bet labai jų tikėtis nereikėtų. Tai dar nėra profesionalus spektaklis. Iki tikro aktoriaus tau dar labai toli. Bet tau jau galvoj prisidėjo toksai failas su užrašu. Aš aktorius. Ir dar ilgą laiką, kur tik benuoisi, tau draugai, pažįstami, sakys, ha, žiūrėkit, aktorius ateina. O tu toks, aš nekam, koks čia aktorius. Nenusišnekėk. O giliai galvoj, tai, aš aktorius. Na ir tik tada jau pradeda vystyti žvaigždžių liga. Žinot, yra tekę pabendrauti man su profesionaliais aktoriais, su režisieriais. Žinot, jie visi labai skirtingi, labai įdomūs žmonės. Bet, pavyzdžiui, pasirenkant aktoriaus profesijai, visi kalba vienodai. Visiškai vienodai. Gal geriau likti ten apačioj, žiūrėti į viršų, kaip čia viskas gražu, kaip čia viskas faina, kaip čia visi šoka, dainuoja, vaidina, prakaituoja. Prieš lipdami į sceną labai gerai pagalvokite, ar verta tiek aukoti. Bet ką čia pagalvosi? Jeigu tau atrodo, kad scena yra vienintelė vieta, kur tu nori būti. Kai tiesiog širdis dega aistra vaidinti ir būti ant scenos. Kaip, pavyzdžiui, kas nors iš jūsų, kai pasirinko kokią nors profesiją. Niekas nepagalvoja apie tokius dalykus, kaip o gal čia reikėtų pagalvoti apie ką nors kitą. Nežinau, gal aš čia nelabai geras, gal aš čia netoks. Nebuvo tokių pagalvojimų. Aišku, gal ir buvo. Gal ir buvo visų tų pagalvojimų, kas bus ateityje, bet žinot, scena tau taip išplovė smegenis, kad tu daugiau nieko nebeatsimeni. Na, o jeigu jau pasirinki būti aktorius ar savo gyvenimą susijęti su teatru, tai jau būk malonus vaikeli, tu turi ir žinoti apie teatrą. Tu turi žinoti, su kuo tu turi reikalą. Yra įvairiausių būdų, kaip tai galima sužinoti. Pirmas būdas – skaityti knygas. Labai geras būdas. Labai galiu pasakyti. Antras būdas – sumoki kur nors 200 eurų, kad galėtum eiti visus metus į paskaitą apie teatro istoriją. Na, tarkim, sumoki 200 eurų, tada eini į auditoriją ir matai, kad ten stovi pagyvenusio amžiaus dėstytoja, kuri yra pasiruošusi dėstyti teatro disciplinos. Kuri taip ir vadinasi? Teatro istorija. Arba paprasčiau sakant, pasaulinė teatro istorija. Nes vis tiek, jeigu tu pasirinki savo gyvenimą susijęs su teatru, tu turi žinoti apie antikos teatrą. Tu turi žinoti apie Sofoklį, Euripidą, Šekspyrą, Moljerą, Stanislavskį, Čechovą, Bruką, Nekrošių, Koršunovą, Tumaną. Visas šias pavardės tu turi žinoti kaip Amen Poterius.
Bet prieš sužinant visas šias pavardės, pirmieji dėstytojos žodžiai būna tokie. Ar žinote, kas yra teatras? O tu toks sėdi, žiūri į dėstytoją ir galvoji. Ne! Aš esu mokėjau 200 eurų ne tam, kad aš tu pasakyčiau, kas yra teatras. Ne, aš palauksiu. Aš palauksiu ir anksčiau ir vėliau tu man pasakysi, kas yra teatras. Žinoma, teatro istorijos dėstytojai mato, kad niekas nepasako, kas yra teatras, tai savo paskaitą skaito toliau. Teatras susideda iš vieno žmogaus tuščioje erdvėje. Ir iš kito, kuris žiūri. Ir viskas. Ir viskas. Ir viskas. Vienas aktorius scenoje ir nors vienas žiūrovas. Palaukit, betgi teatras. Betgi teatras taigi yra pastatas. Tai visai nesvarbu. Kaip tai nesvarbu? Teatras yra tik visas tas pagrindas aplink tą tuščią erdvę. O visos sėdimos vietos, visi koridoriai, visos rūbinės, visi barai, visos kavinės, viskas priklauso žiūrovams. Bet palaukit, betgi aktorius. Aktorius taigi turi turėti teatrą. Jūs pasižiūrėkite su kitom profesijom. Gydytojai, jie turi ligoninės, jie turi ten visokių aparatų, kurie pypsi, turi ten tos, kaip jie ten vadinasi, tie daiktai, kur pasiema, klėp. Galų galėt švirkštus turi. Bankininkai, jie turi kompiuterį, su kuriais skaičiuoja visus mūsų pinigus. O mes aktoriai, turim tuščią erdvę. Kaip mes galim turėti vietą, kur nieko nėra? Kur net apčiuopų net negaliu. Taip, norit pasakyti ir viskas? Tik tuščia erdvė, daugiau nieko? Ir tada tu pradedi abejoti teatro istorijos dėstytoją, nes tu pamatai, kad į tave nekreipia jokio dėmesio, tai savo paskaitas skaito toliau. Ir tada pamatai, supranti, kad ta tuščia erdvė, kurioje tu turėsi kilti, yra kilus iš tavo primityvaus prosenelio ritualinių šokio aplink laužą. Bet po to reikalai pasitaiso. Reikalai po to pasitaiso, pasirodo, teatrą žmonės kūrė jau seniai. Jis gimė Graikijoje. Tada jis vystėsi, prisivystė iki Šekspyro, prisivystė iki Stanislavskio, prisivystė iki Bruko, prisivystė iki Koršunovo ir štai. Jis prisivystė prie tavęs. Ir čia dabar iškilo labai svarbus klausimas. Ar tu jį vystysi toliau? Bet jeigu jau pasirinki, kad tu nori jį vystyti, bet tu jį pradedi vystyti nemokėdamas, tai tada būk ramus. Tas teatras tave suvystys greičiau negu tu jį.
Bet svarbiausia nepasiduoti ir toliau jį vystyti. Ir jis tave vėl suvysto. Bet tik praėjus kažkuriam laikui. Dar praėjus kažkuriam laikui, bet tai dar labai negreitai. Tu po kažkiek pradedi jį vystyti. Ir tada pamatai, kad viskas ne taip jau ir paprasta. Viskas yra daug sunkiau. Ir tada pamatai, kad ta tuščia erdvė jau ne visai jau ir tokia tuščia. O tam, kad ta tuščia erdvė jau neatrodytų labai jau tokia tuščia, yra mažiausiai 2 būdai ją užpildyti. Pirmas būdas. Pastatyk ten aktorių. Čia yra režisieriaus darbas. Mes gal apie režisierių šiek tiek vėliau pakalbėsim. Antras būdas. Pastatyk ten kokią scenografiją. O scenografiją kuria tokie žmonės, kurie vadinasi scenografais. Jie kuria visas dekoracijas tai tuščiai erdvei. Mūsų teatras tokių scenografų neturi. Visą scenografiją pasidarom savom rankom, su dailės mokytojos pagalba, su darbų mokytojo pagalba. Ir vis tiek, kad ir kiek galvotumėm, kiek mąstytumėm, kiek viską kurtumėm, vis tiek paskutinis žodis bus režisierių. Bet sakau, mes jau apie jį šiek tiek vėliau. Ir tada kuri, darai viską. Ir tą paskutinį vaizdą sceninį pamatai kelios dienos iki premjeros. Ir tas sceninis vaizdas atrodo maždaug taip. Su režisierium buvo kalbėta. Kalbėjau jis apie personažo jausmus, apie jo charakterį. Ir jisai pasakė, po to į spektaklio vietą tu turėsi prieiti prie medžio. Tu prieini prie medžio. Ir kaip vaidint? Jūs įsivaizduokit, spektaklis yra apie vyrą ir moterį. Jie susipažino prie medžio, jie susituokė prie medžio, jie susilaukė vaikų, jie vaikai susilaukė savų vaikų. Tada vieni vaikai iškeliauja į karą, žmonos verkdavo, kiti į užsienius, kiti į kitas planetas. Ir tai, žodžiu, vystėsi kartos, o ties medis taip liko stovėti. Suprantat, režisierius į tai norėjo įdėti labai didelę prasmę, suprantat, labai didelį amžinumo simbolį. O mes tiesiog pridėjom šiek tiek kartono, dažų ir medžių, kad laikytųsi. Aišku, mes gal vaidinantis, mes gal ir įsijausim. Mes gal ir patikėsim, kad tai yra medis, kad tai yra tikras medis. Bet tai klausimas, ar to patikėsit jūs? Nes šiais laikais publika yra labai reikli. Visai kaip interneto komentatoriai, vienas prie vieno. Tai žodžiu, scenografija yra labai svarbu, bet dar labai svarbu yra muzika. Muzika tai yra visai kitas dalykas. Na, praktiškai kiekvienam spektaklį skamba muzika, taip? Tu gali būti iš bet kokio pasaulio krašto. Tu gali kalbėti bet kokia pasaulio kalba. Muzikai suprasti nereikia nieko. Teatruose yra tokie žmonės, vadinami kompozitoriais. Jie rašo dainas spektakliams. Mūsų teatras irgi tokių kompozitorių neturi. Visą muziką atrenka tas žmogus, tas, apie kurį sakiau, šiek tiek vėliau pakalbėsim. Jisai pas save archyve muzikos turi tiek, kad ten visų perklausytų užtektų visos amžinybės.
Bet jisai dar kažkaip ten gaudosi visame tame. Ir tada vieną dieną ateina su USB raktu ir paduoda jį garsistui. O garsistas tai yra toks žmogus, kuris junginėja visą šitą muziką. Aš galiu pasakyti, jisai ten sėdi prie savo kompiuterio privarytą virusų. Tenais pilna mygtukų, visokių suktukų. Žinot, jis be galo viską ten myli, visą tą aparatūrą myli. Aš galiu pasakyti, žinot, jis yra piktas žmogus. Jam pastovi užkniso visą šitą nesąmonę, visą šitą būdą daryti. Visą aparatūrą sukrauti, visus vaizdus atviruoti, sukrauti. Ir dar nepasikeičia. Visi knyčia, visi šakų, čia vaidinu čia. Atsiprašau už techninius nesklandumus. Tai štai, muzika kuria atmosferą. Ji praktiškai kuria viską. Dar teatras yra labai svarbu apšvietimas. Štai ten už užkulisių stovi toksai vaikas, kuris junginėja visą šitą šviesą. Pagal šitos, galima sakyti, kad čia visiškai aktorius nereikia, va yra muzika, šviesa, kai vienas žinomas žmogus pasakė, daugiau garso, daugiau šviesų, daugiau nieko nereikia. Eik iš čia! Ką? Eik iš čia, sakau. Palauk, man jį vaidinti. Lik nuo scenos. Kur aš toks? Šviesą. Nevaidinant spektaklį. Šviesą. Mano šviesą, nesakiau! Vilniui. Matot, kaip reikia pasiruošti bet kokiai situacijai. Aš jau šitos du pažįstu, aš jau nekartą su jais dirbau, aš jau tikėjausi šitų nesąmonų. Aš tai iš vis net nesuprantu, kas čia tokius vaikus prileidžia prie mygtukų. O, aš nesuprantu, kas šitą iš vis leido vaidinti. Viską tai gerai, viską daryti. Mes tave iš mokyklos iš karto. Gerai, vaidink. Vaidink, saka. Kad tu vis apie vaikinus supranti. Tai va, matot, miela publika, kaip reikia įsilieti į kolektyvą, kurioje tu gimsti. Mūsų kolektyvas yra labai draugiškas. Visi kolegos yra labai draugiški. Niekas to nepagailėjęs jokių naudingų pastabų. O mūsų techninė bazė išvis unikali. Teatro nebūtų be scenografų, be kompozitorių, be garsistų, be apšvietėjų. Bet, žinoma, teatro nebūtų be jūsų, be publikos. Supraskit, jūs mums esate labai svarbus. Pas mus į teatrą dažniausiai ateina tokie, kurie nori pamatyti, kaip tavo draugas nukris nuo scenos. Bet mums vis tiek yra labai didelis džiaugsmas, kai ateina daug žmonių. Žinot, tada atsiranda daug didesnis užsidegimas vaidinti. Daug didesnis negu per repeticijas.
Ypač dar labai džiaugsmas, jeigu, pavyzdžiui, ateina aukštų pareigų žmonės, tokie kaip savivaldybės nariai, Seimo nariai, meras, mokyklos direktorius, vietinis bažnyčios klebonas. Aš nematau, ar čia yra tokie žmonės, nes, suprantat, čia įsakymą nieko nematau. Vycka. Kažkau pagalbos neprašiau. Tai va, aš nežinau, ar jūs čia esate tokie žmonės, ar ne, aš jums vis tiek nusilenksiu. Gerai, prašau. Gerai. Gerai, o dabar žinote, kaip latviškai aktorius? Scenas Strakals. O žinote, kaip latviškai režisierius? Rekals! Ant scenas Strakal. Tai tiek apie režisierius. Tai štai, teatre yra labai daug visko. Labai daug visko. Mūsų teatre labai daug nėra. Teatre yra administracija, mergaitės, kurios plėšo bilietus, arba berniukai, butaforai, kurie gamina ten, žinot, netikrus peilius, netikrus kirvius, netikrus šautuvus. Yra dar dramaturgai, bet dramaturgai iš vis Lietuvoje yra retenybė. Bet kokie žmonės yra visose pasaulio teatruose. Netgi drįsiu pasigirti, netgi mūsų teatre tokie žmonės yra. Tai yra valytojos. Aišku, gal valytojos yra šios mokyklos valytojos. Bet jos valo šitą salę. O taip pat ir šitą sceną. Nes dabar, pavyzdžiui, jūs įsivaizduokite. Jūs jau seniausiai esate išėję. Primėto čia visokiausių popieriukų, butelių, telefonų, visko iš jų primėto. Ir tada pro duris ateina žmogus, kaip taisyklė, senas žmogus, su kibiru vandens, skuduru šluota. Jau iš jūsų primėtytų šiukšlių jau supranta, kad čia buvo renginys kažkoks. Bet dabar man įdomiausias dalykas. Suprantat, šita mokykla čia stovi jau nuo 45 metų. Jūs įsivaizduojat, kiek čia buvo renginių? Įsivaizduojat, kiek čia buvo visko. Kad žmogus, čia stovintis žmogus, jisai atidavė save. Tiesiog dalį savęs. Aš taip įsivaizduoju, jeigu ateitų ekstrasensai, su savo žvakėm, siūlais, vorais, varlėm, jie visi susprogtų iš tos energijos. O ką valytojos? Užlipa ant scenos, pašlapina skudurą ir pradeda valyti. Aišku, išvalyti reikia, tikrai taip reikia, kad gražiai viskas atrodytų. Bet man tiesiog klausimas, ar jaučia kažką, tą energiją, nes aš tai jaučiu energiją, iš tikrųjų. Bet apie valytojas aš nežinau, nes aš taip įsivaizduoju, ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Jie dar už tai pinigus gauna. Minimumą. Teatre gimsta, spektakliai ir miršta. Aktoriai gimsta ir miršta. Nežinau, kažkaip aš jau pavargau visą tai aiškiau. Nežinau, kažkaip jau pavargau. Šekspyras yra sakęs, kad teatro meno paskirtis nusišvilt ant to Stanislavskio, ant Čechovo, Bruko, Nekrošiaus, Koršunovo, ant visos tos teatro istorijos, nes teatras neturi istorijos. Teatras tai yra čia ir dabar. Aš jau stoviu prieš jūs ir jūs į mane žiūrit. Tai šis momentas.
Gal šis momentas ir yra teatras? Ir aš jau ardausi visą valandą tam, kad prikaustyčiau jūsų dėmesį. Sugalvoju tuos triukus su garsėstu, su apšvietėjai, tam, kad jums nebūtų nuobodu. Nesupraskit. Jūs, man yra labai, labai didelis džiaugsmas, kad jūs esate čia, kad jūsų čia tiek daug. Todėl tiek jums, tiek savo noriu logiškai ir ne tik paaiškinti, kas yra teatras, kodėl yra teatras. Bet net ir teatras nėra svarbu. Palyginkit, gydytojai. Gydytojai gydo žmogų ne dėl to, kad jie už tai gauna pinigus. Ne, tiesiog žmogus serga, jam reikia pagalbos. Mokytojai mokina vaikus tam, kad juos paskui išleistų į pasaulį apmokytus. Žvejai gautų žuvį dėl to, kad kažkam krante jos reikia. Taip ir aktorius. Aktorius už tai neuždirba milijonų. Bet nors trumpam prašviesina žiūrovo gyvenimą. O tai reiškia, kad prašviesina ir šį pasaulį. Nes viską, ką aš jums iki šiol sakiau, buvo tušti, nieko verti paistalai. Nors ne, išskyrus režisierių, aš sakiau visišką teisybę. Nes režisierius yra reikals ant scenos traka. Niekada netikėkite aktorius. Jie jums meluoja. Nes jų tokia profesija. Dėl to, kad tiesa ir melas teatre yra lygiavertės sąvokos. Miela publika, damos ir džentelmenai, ponios ir ponai. Noriu jums pristatyti pačią svarbiausią sudedamąją teatro dalį. Aktorius. Ko reikalauja ir ko nesitikė.
Sėti gal fotkim, ne fotkim. Jau dabar Aktorius ateina. Lauksim kitais metais pabaigiantysis. Palauk, kaip jam reikia pasakyti, kaip Sveikinu. Vis dėlto. Šito scenarijų nebuvo. Sakau, tau praslysti super. Super tikrai.